ant plokščio stogo bent jau vieną kartą į metus užlipti ir nusivalyti lapus su laiku. Vėjas prineša visokių lapų, dulkių, žiedadulkių, taip ir toliau. Ir tas visa tai susirenka aplink išbėgimo įlajas. Čia, kaip ir visur gyvenime, jeigu nori, kad ilgai tarnautų, turi prižiūrėti. Tai su plokščiais stogais tas irgi galioja. Jums tiesiog reikia užlipti ir pasižiūrėti, kad lietaus sistemos nebūtų įsikimšę. Prie įlajų yra, jeigu matėte, tokie gaubteliai, lapų gaudytuvai, tai va ten dažniausiai būna prisirinkę lapų, tai tos lapus reikia nurinkti ir išmesti. Atvažiuojam, viską apžiūrim, nuvalom, išvalom. Tai mes iš principo montuojame stogus ir žinome, kaip tas stogas turi atrodyti, kad jisai tarnautų ilgai. Tai kadangi tai yra plokšti stogai, juos reikia prižiūrėti. Tai reiškia, juos reikia valyti įlajas, patikrinti tam tikrus mazgus eilei metų, kadangi ten yra probleminių vietų, kaip pavyzdys. Tai visus šios dalykus mes galime padaryti. Kartą į metus galima atvykti į jūsų objektą, prižiūrėti ir, kaip sakyt, netgi pratęsti garantiją, galima taip sakyti.